Sveiki, mėlyje žiūrovai, su jumis sveikinasi Dokcento iš dizaino paslaugos. Taigi šiandien padarys naujienas pamoką, nes vienas žmogus paprašė. Ir dar norėčiau padėkoti tėvats už fainą intro. Ačiū tau. Pulsiu prie pamokos, atidarome savo Photoshopą, gerai. 800 čia padaryta, nes čia kaip pamoka. Visą dizainą aš nepiešiu. Įsidėsiu backgroundą, baltą tokį dėką. Pabalsiu. Čia dabar nežiūrėkite, aš čia savo backgroundą darau. Ko tu man lagini? Taigi pasiimame rounded toolą, radijus pasidarom +2, 3, turėtų užtekti. Nusibrėžėm tokį figniuką, čia dabar nelabai matas, bet nieko tokio. Antrą pelės mygtuką, blending options, lentelę šitiek iš šono, spaudžiam graded overlay ant jo, čia pakeisime spalvas, manau, darysiu mėlyną spalvą. Čia vėl paspaudžiame, čia kažkas suliko. Vieną padarysiu itin paprastą, nes vis tiek žmogus žiūrintis šitą tutorialą atėjo čia išmokti, tai nemanau, kad reikia sunkių dalykų. Taigi jums reikės kokį nors fainą wallpaper, aš pavyzdžiui turiu tokį. Antrą pelės mygtuką right clicking mask. Pažymėsim taip. Spaudžiame čia soft light, tarkim. Kaip tu manai, soft light sueis 80. Ant 80 laikydami shift paspaudžiame ant antro layerio, antrą pelės mygtuką merge layers, aš netyčia pamiršau paminėti. Filter gallery. Žiūrim, kad simoka pažaisti. Ne. Kian likau. Sulipliku. Čia padar 15. Vieną. Ne, paliekam taip. Gerai, yra šitas mūsų. Padarome naują layerį, pasiimame baltutėlę spalvą. Rectangle toolą. Nubrėžėme tokį va fingaliuką. Čia bet kaip galima pasiimam rectangle mark UE toolą. Faktor tokių 30 pasidarome. Iki čia nukepam porą kartelių. Čia irgi nukepam porą kartelių. Kadangi jūs ant jūsų dizaino reikia taupyti atmintį, visada, kad nedaug užimtų. Čia jau pratrinsim. Antrą pelės mygtuką right clicking mask, laikydami CTRL su savo klaviatūrą tie mygtukai, kur žaidžia žaidimus, ten taip pat mašinytėm panašiai ištiesiname. Soft light, 2 carikas, antrą pelės mygtuką, blending options, drop shadow, padarysim čia 5. Не, 20. Окей. Контрол бlemba neatrodo. Короче, dedame taip. Paliksiu baltą tekstą. Ir rašysiu Dokcentą. Apvagiau. Čia, короче, įdedame. Dūdame antrą pelės mygtuką, blending options, intel shadow, čia gerai 1, čia koks 2, normal, 20, 30, sėdžiot, ok, va jums paprasta naujienų panelė,
Panelė, blėt, kaip panelė, panašu. Nu jo, naujienų panelė, tarkim, visa panelė, tai naujienų panelė turėtų pavus kabutės, taip naujieną tiesiog nevadinsi. Pradžia yra, perkeliame viršūn. Pasirinkime tekstą, juodą, tarkim, spalvą. Einam čia, rašom loriam, spaudžiam ant lietuvių. Tu mane lagin. Nusikopijuojame šitą tekstą, įdedam čia, kol kas išjungiame, darome naują lainę, bet nereikėjo nuleisti, pasiimame Rounded Rectangle toolą, CTRL-R, pasiimame juostelę, va iš čia laikydami juostelę įmetame čia, kad lygiai būtų. Vėl pasiimame tą Rectangle toolą, nubrėžėme kokį nors tokį kakutį, CTRL, kad dirbtų, karočią, tašučius, CTRL, kad tą juostelę pradingtų, perkeliame aukščiau, einame čia, susirandame, tarkim, Counter-Strike'os, tai pasiėmėme Counter-Strike'o nuotrauką, įpiskime čia, antrą pelės mygtuką pritklikam mes, tualetą, jeigu reikia, sumažinam, įpisam, enter, viskas gerai, grįžkime prie savo teksto, paspaudžiam ant jo, laikydama CTRL spaudžiam C, ištrinam, pasirinkam tą tekstūlą, nubrėžiame taip, įmetame tekstą. 2 kartus ant jo paspaudžiam, kad jis apsižymėtų tą homą. Regular 11. Pakeičiame tekstą į juodą, jeigu su backgroundas šviesus, ar tamsiai pilka. Tamsiai pilka gražiau atrodo. Ok. Laikydama CTRL vėl su savo tais klaviatūros, kur žodžiu perskiriame žemyn. Žinoma, nedarykite naujienas tokias žirnas. Tarkim, sumažinam. Apačioj jau čia gali tekstuką kokį nors komentarai, kiek to. Bet čia galima, ką nors botamą įkišti, paskaityti daugiau ir panašiai. Taigi, manau, pamoka jau baigta. Ačiū, kad žiūrėjote. Viso gero.